O Vilniaus Ryto krepšininkai šį vakarą sieks sukurti istoriją. Badalonoje vyksiančiame FIBA čempionų lygos finale sieks iškovoti pirmą tarptautinio turnyro trofėjų nuo 2009-ųjų. Sostinės komandos treneris Giedrius Žibėnas sako, kad tikslas vienas. Iš Ispanijos praneša Benas Klimaitis ir Žygimantas Abromavičius. Susimąstęs Giedrius Žibėnas ir tyla prieš audrą arenoje. Taip vėlų penktadienio vakarą atrodė Ryto krepšininkų treniruotė, kuri, anot trenerio, skirta atsistatymui po sunkios pergalės pusfinalyje. Kovoje dėl finalo vilniečių laukia lietuviškoji Atėnų AEK, praėjusių metų čempionų lygos bronzininkė ir 2018 turnyro nugalėtoja. Žaidžiam prieš komandą, kuri čia jau buvus, kažkada ir laimėjus. Turi daug talento, individualiais veiksmais paremta komanda, bus daug 1-1, reikės absorbuoti tą kontaktą. Turėsim būti labai disciplinuoti, tveriantis juos ir panašiai. Tai matėt ir turi ir daug tų nominantų, du startinio penketo žaidėjai sezono, tai daug ką pasako. Igno Sargiūno teigimu, viena iš AEK stiprybių – atletiškumas. Geras krepšinis 1-1 ir tas meistriškumas, ne vienoj pozicijai per kelias, tai truputį kitoje komanda negu Tenerife buvo vakar, labiau individualiai žaidžianti atleticizmas, visas atletiškumas, jėga, tai manau būtų čia tos pagrindinės savybės. Badalonoje vakar įvykusiuose čempionų lygos apdovanojimuose triumfavo AEK krepšininkas Frankas Bartley. Jis tapo naudingiausiu šio turnyro sezono žaidėjų, o pergalingame ketvirtadienio pusfinalyje prieš Malagos Unikachą buvo rezultatyviausias savo ekipoje. Ryto sirgaliai reiškia nepasitenkinimą, kad sostinės komandos lyderis Džerikas Hardingas nebuvo nominuotas net tarp 3 geriausių, o Žibėnas netapo metų treneriu. Mūsų komandoje taip gal ties tuo, vadinkime, MVP statusu labiausiai buvo, arčiausiai gal buvo Džerikas, sakyčiau, Ignas irgi buvo pakankamai netoli. Bet aš galvoju, kad mūsų komanda bendrai priima šitą kaip motivaciją, matydami, kiek šiandien tų statulėlių susirinko AEKas ir kiek mes. Pusfinalyje su Tenerifės La Laguna žemiau savo galimybių ribos žaidęs ir -3 naudingumo balus surinkęs Sargiūnas sako, kad jo atmintis trumpa, todėl šiandienos rungtynės nauja istorija. Ne, tas nieko nekeičia. Svarbiausia pergalė ir labai buvo smagu, džiugu už visą komandą ir kaip visi sustovėjom, tai tas labiausiai smagu ir svarbiausia. Į finalą prasibrovusio AEK klubo lietuvis Mindaugas Kuzminskas sako, kad būtent su Rytu norėjo susitikti finale. Krepšininkas teigia vis dar nesuprantantis, kaip Graikijos komanda sugeba laimėti tada, kai labiausiai reikia. Kalbant kartais nesuprantam, kaip laimim, bet labai paprastai žaidžiam antrą sezoną iš eilės, nei pas mus startinis penketas visus metus keičiasi, nei kažkokių ten derinių naujų, bet tiesiog yra didelis pasitikėjimas iš trenerio, gan maža rotacija ir kai esam čempionų lygoje ir Graikijos lygoje, nėra tų rungtynių per daug, nėra tų kelionių per daug, tas labai pasiteisina. Ryto ir AEK čempionų lygos finalo akistata šį vakarą 21 val. Per LRT televiziją. Mažasis finalas, kuriame susitiks Unikacha ir La Laguna, vyks kiek anksčiau. 18 val. Jį transliuos portalas LRT LT. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with the view.